30 diena, lapkričio 23, dabar Lietuvos laiko yra 13:37 dienos laiku, Australijos 22:37, kad tik įkėliau savo savaitinį, sekmadienis, ne? Tai kad tik įkėliau savo savaitinį paskaitų assessmentą irgi reikėjo video ją jau sukurti, tai kažką mokomės, bet ką noriu parodyti, tai kur prieš tai kalbėjau, kad kurime klientui svetainę, gausi svetainę, sakyčiau, patraukli, graži, švari, moderni, bet irgi, kom norėčiau pasidalinti, tai kad turėjau šiandien tokį paskutinį klausinimo susitikimą su vienu potencialiu klientu. Irgi paketai buvo 3,5 tūkstančio arba 2 tūkstančių, tai klientui nepatiko kaina, nepatiko būtent iki galo įsigilinti klientų poreikius. Iš to, ką supratau, tai būtent būtų pradėjęs dirbti, jeigu būtų paketas buvęs už 1000 eurų, bet tai už 1000 eurų tai, ką siūliau, būtent bet kokiu atveju nusibraukė, tikrai negaliu būtent už tokią kainą pasiūlyti paslaugų. Tai kas įėjo, tai įėjo Google'as, YouTube'as, įėjo Facebook'as, Instagram'as, iš esmės Google'o reklama visa, Metos visa reklama ir tada įėjo naujienlaiškis, tai irgi pilna integracija, dizainas ir tada kampanijų sistemos, tai irgi uploadas. Tai būtent šio paketo kaina buvo 2000, klientui nepatiko, už 1000 norėjo ir išėjo ieškoti kitų. Aš tiek buvau supykęs, buvo irgi daug įvairių emocijų, bet viskas atsisveikinom, bet buvo gausi kaip gausi. Vienas iš žmonėmesnių galbūt prekinis ženklų buvo, tai ieškau galbūt kitą variantą. Tai greitai prasibėgiam per svetainę, pasižiūrim, ką matome, tai matome hero sekciją, matome pirmiausia homepage, matome būtent padarytą brandingą, matome spalvas, matome logotipą, matome žinutes. Tai dabar yra anglų kalba, papildomai pridėsime būtent dar keletą kalbų, bet matome produktus, po produktų matome kategorijas, tada matome šiek tiek papasakom, kas yra būtent sveikas esu, kas yra Neolife'as, tai irgi šiek tiek pažindinam, bendruomenė šiek tiek, tada dažniausiai užduodami klausimai ir footeris. Labai paprastai iš tikrųjų, tai galim prasibėgti per produktų puslapius. Irgi ką norėčiau galbūt vieni iš puslapių, kuriais norėčiau pasidalinti, tai irgi produkto puslapis paprastai, aiškiai iš karto mygtukai, pagrindinė informacija, rekomenduojami produktai ir tada šiek tiek informacija apie patį produktą. Tai galime pasižiūrėti, kokie privalumai, kaip kas, tai irgi galima įsiplėsti, kalbėti daugiau, bet nėra tam laiko. Važiuojam, tada dažniausiai duodami klausimai ir padaryta labai panašiai kitiem produktam, ne? Tai fainai, ko dabar matau nėra, tai nesu dar įkelęs kitų produktų. Tai tai yra puslapių, ką domins, tai galėsite pasižiūrėti, tai yra bendruomenės puslapiai, yra kas yra sveikas esu ir dar būtent konsultacijos puslapis, ką turiu minėję konsultacijos, tai galim pasižiūrėti. Fuck. Matau, nesu įkelęs, tai irgi, matau, reikia padaryti tam tikrų korekcijų, ne, tai paleidimas bus rytoj, tai reikia priskirti šablonus prie puslapių. Tai iš esmės matėt pagrindinį puslapį, matėte būtent kategorijas, galim dar greit kategoriją pasižiūrėti, ką turime. Tai matome produktus, matome irgi hero kolekcijos ir tada matome kitas kategorijas. Tai viskas pakankamai paprastai, irgi nesimato dabar irgi darbo, kur buvo labai pakankamai daug įdėta būtent su kitais puslapiais, dėl nemokamos konsultacijos, bendruomenės ir sveikas esu, ir dar vieną puslapį nesu pridėjęs. Tai irgi footerį prisidės ir dar meniu prisidės. Tai mano feilas, pasitaisysiu, tai kaip jeigu jūs žiūrėsite svetainę, tai galėsite pasižiūrėti, jeigu ne, tai bendrą vaizdą, kaip ir buvo galima susidaryti. Viskas paprasta, aišku, ir gražu, ir modernu. Tai tiek iš 30 dienos, toliau dominuojam, toliau ieškom klientų. Tai tai laikykis, ačiū dar viską. Ačiū tau, kad žiūri ir į pasimatymą. Susirašom.